Dėl ko labiausiai myli vadovo darbą? Kas pasakė, kad jį myliu? Visiems atrodo paprastai. Duosiu vėliavą ir visi tą vėliavą neneša žmonės tos vėliavą. Aš šiaip Vilnietis ir užaugau tokiam baisiausiam Vilniaus rajone. Kad tam rajone išgyventi, reikėjo visą laiką turėti tos tokios, drąsos užtaisą, tokie. Ir ten palauk niekados nebūdavo. Kokį klausimą savo nešiojasi šiuo metu ir vis nerandi atsakymą? Vėlgi, ten Vilniečiams sutaupėm ten kažkur tai 30-40 milijonų eurų. Norėčiau turėti tokią supergalę, kur Sveiki, auginančiuose pokalbiuose. Šiais metais, šį sezoną aš kalbinu organizacijų vadovus. Ir čia įdomiausia man ne tai, ką jie nuveikė, kokius rezultatus pasiekė ar kokias reikšmingas strategijas įgyvendino, nors be abejonės padarė ir tai, bet man įdomu žmogiška jų vadovų kasdienybė. Kaip jiems sekasi būti vadovais, kaip nesiseka, ką daro, kai nesiseka. Tikiu, kad šie pokalbiai įkvėps mane, nes esu vadovė ir visko gyvenime būna, ir jūs, kurie klausysis, nes gyvenimas būna visoks. O šiandien sveikinuosi su miesto gijos generaliniu direktoriumi Gerimantu Bakanu. Labas, Gerimantai. Labas. Dėkui labai, kad skirsi laiko pokalbiui ir dalinsiesi. Smagu, kad atėjai. Ir pristatymą girdėjai. Tikslas yra nekalbėti apie kažkokius vadybinius metodus ir dalykus, kurie matyt vadovo kasdienybėje yra labai aišku, suprantami ir kasdieniški, bet kalbėti apie tą žmogiškąją pusę. Lengvai padžiazuoti. Gerai, taip ir pradėkime, nes aš jaučiu truputį ir jaudulį kol kas, tai taip ir leiskim savo lengvai padžiazuoti. O kad mums į tą džiazavimo ritmą pavyktų geriau įsivažiuoti, aš turiu keletą blitz klausimų, gerai? Sunkiau? Tokių, nėra jie sunkus. Bandom, gerai. Žodis, kuris geriausiai tave apibūdina. Pirmas klausimas iškart sunkus. Nežinau, gal drąsus. Knyga, kurią norėtum perskaityti dar kartą. Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai. Kodėl? Daug kartų skaičiau, iš tikrųjų, tokia knyga, kuri labai plati iš tikrųjų, jinai tokia visiškai lengvai iš vienos pusės atrodo, bet jeigu taip giliau paskaitai, tai yra ką pamastyti. Geras, aš neskaičiu jos, tai pasižymiu mintise. Su kokiu žymiu žmogum norėtum papietauti ir ko jo paklaustum? Nelengvas klausimas, bet šiaip turbūt norėčiau su Trumpu papietauti. Aha, apie ką kalbėtumėt, ko paklaustum? Galėčiau dabar grubiai pasakyti, bet paklausčiau, kodėl savo žodyne kalbėdamas naudoja tik tai kokią 100 žodžių, nors galima turbūt daugiau naudoti, bet jisai netgi su tai 100 žodžių pasiekė visai neblogų rezultatų, tai taip pat apie tą turbūt norėčiau pakalbėti su juo. Geras, niekad nepagalvojau, bet kiek nedaug reikia, jeigu turi užsispyrimo ir ryžto padaryti kažką. Jeigu tokio į tikslą įėjimo. Ok, gerai. Dėl ko labiausiai myli vadovo darbą? Kas pasakė, kad jį myliu? Reikia kažką atrasti ir gero, žiūrėkim, kaip ten sako, į pozityvius dalykus. Iš tikrųjų, turbūt dėl santykių su žmonėm. Plataus tokio santykių. Tai turbūt dėl to. Ok, pasišnekėsim tada jau išsamiau apie tai, kas ten būna, kai nemyli. Geriausias patarimas, kurį esi gavęs? Paradoksas turbūt irgi susijęs klausimas su vadovavimu. Tai yra toksai, aš tiksliai turbūt neįvardinsiu taip žodin, bet kartais reikia kantrybės ir išlaukti. Kas nėra lengva iš tikrųjų. Galvoju apie tai dar plačiau pakalbėsiu, bet prie tų blitz klausimų, jeigu yra, tai va iškart ir sakau. Aha,
Tai tokios kantrybės ir gebėjimo išlaukti iš tikrųjų. Kad ne viskas greitai pasidaro. Jo, nors aš mėgstu turbūt greitus sprendimus, tą greitą tokį judesį, bet patarimas apie tai. Gerai, tai galėsim irgi sugrįžti apie tai pasikalbėti. Kokį klausimą savo nešiojasi šiuo metu ir vis nerandi atsakymų? Čia neblėts klausimai. Gerai, tai mes galėsim dabar nuo šio klausimo pereiti. Čia tokie pakankamai gilus iš tikro klausimai. Klausimas, kur nerandu turbūt atsakymą, tai kad čia pasaulis labai keičiasi ir viskas, prie ko buvom pripratę, irgi labai iš tikro greitai keičiasi. Tai vėlgi čia gal labai sunku kažkaip tai tiksliai pasakyti, bet tokia labiau apie tai, kur dabar gyvenam, kokioje aplinkoje, kokioje geopolitinėje situacijoje negyvenam. Ir kalbant tada tiesiog leidžiantis jau ten į tą vadovo lygį, įmonės lygį, savo užsiduodi klausimą, ar viską teisingai darai, ar irgi neturėtum kažkuria linkme keistis, vertinant, kaip viskas keičiasi aplink. Gal jau net nebeveikia kai kurie dalykai, kurie anksčiau buvo tokie labai natūralūs. Tai įdomu, aš kažkaip jau nebenoriu tų bliuc klausimų, nes jaučiu, kad norisi taip giliau į temą panerti ir pakapstyti ir tu matau linkęs. Tai jeigu atsispirant nuo to, ką pasakai, kad pasaulis greitai keičiasi ir gal reikia kažką daryti kitaip. Tai aš turbūt turėjau omeny, kad jeigu anksčiau mes gyvenom prie tam tikrų tokių taisyklių, tokios nusistovėjusios būsenos, rėmėmės vadovėliais, daugybę knygų, vėlgi, jeigu čia apie vadybą kalbant, galima ir plačiau kalbėti, bet ir atrodė viskas pakankamai paprasta, kaip aš turėčiau elgtis, aišku, visą laiką stebėdavai kažkokius trendus, kaip vadovai keičiasi, bet buvo daug maž toks kažkokios ribos buvo, Dabar, kai pasižiūrė, irgi nors dažnas vadovas ir ypatingai viešo sektoriaus nemėgsta užkabinti tos temos, bet pasižiūrėjus į politinį lauką, kuriame gyvenam, tai pradedi suprasti, kad nebėra, reiškia, turėjimo, mes čia dugnus vis prakasam, vis giliau kažkur neriam. Ir įvertinu šitos dalykus, tu kažkaip susimastai, kad turbūt irgi reikia žiūrėti, kaip atitikti tas šias dienos realijas. Ir daug užsiduodi klausimų, tai kaip daryti, jeigu niekas anksčiau nieko panašaus nebuvo daręs. Ir čia kažkoks tai vyksta toksai mokymasis. Nepasakyčiau, kad prisitaikymas, nes kas nors pasakytų, kad tu bandai taikytis. Aš tai, pavyzdžiui, nebandau taikytis, bet čia labiau mokaisi, kažko naujo, kas nėra įprasta. Gali kažkokių tai pavyzdžių iš savo vadovo kasdienybės, iš šiaip? Tai vėlgi, grįžtant prie to, kaip mes, pavyzdžiui, Lietuvoje susiaurinam ratą į Lietuvą, kaip mes gyvenam, tai tos realijos, kurios vyksta aplinkui tave, mūsų politiniam pasaulyje, tai jos vis tiek įtakoja tave, tavo darbuotojus ir taip toliau, Ir tu galėtum iš vienos pusės sėdėti kaip tankė, ten plaukti kažkokiam tai gyvenime, prisitaikyti prie tos aplinkos, bet tu supranti, kad vertybiškai kažkaip ne pagal tave. Ir tada tu turi sugebėti atrasti tą ryšį su darbuotojais ir mokėti prie pasikeitusios situacijos bendrauti, kaip jiems kažką pasakyti, kaip galbūt kažkur jų neįžeisti, arba kaip savo poziciją irgi pristatyti, bet neverčiant, sakysim, eiti paskui tave, o tiesiog parodant, kad tu irgi turi kažkokią poziciją, kažkokias vertybės ir toliau sėkmingai dirbti ir daryti taip, kad įmonė, sakysim, generuotų pelną, kad darbuotojai neišeitų, kad jie norėtų tokio įmonėje dirbti. Toliau. Ir čia toks atrodo lengva, bet iš tikrųjų nėra lengva. Čia aš dar neliečiu tų klausimų, kad kartos labai skirtingos, dirba ir neliečiu tų temų,
kur yra jau tokios globalios tvarumo temos, ne, kur va irgi čia bangavimai vyksta, ne, čia tik mes labai judėjome į tą pusę, dabar pasaulio lyderiai, kai kurie pasakė, kad čia yra bullshitas, atsiprašau, įsireiškimai ir tada visi vėl kažkoks tai atgal judesys, ne, o tu turi tą jauną žmogų, kuris vertybiškai atėjo, pavyzdžiui, tavo įmonė dėl to, kad tu kalbėjai apie tvarumą, žalumą ir dabar tu turi su juo toliau bendrauti ir rodyti, kad vis tiek šitą įmonę ir toliau judės tą linkme, galbūt ne taip greitai, ne, nes pasaulis keičiasi. Niekas nespaudžia labai greitai. Ja. O Gerimantai, atsakinėjant į Blitz klausimus, pirmų paminėjai, kad esi drąsus. Tai jeigu apjungiant šitas vietas, kaip, gal turi kažkokių tai pavyzdžių, kaip reaguojant į tai, kas vyksta, kaip keičiasi pasaulis, žinant tai, ką tu kaip vadovas nori padaryti, kur su savo komanda nueit, kokių drąsių veiksmų ėmėsi ar kažką tai padarai, gal nestandartiškai, irgi paminėjai, kad nėra tai, kad bandai prisitaikyti, ne? Bandai mokaisi ir randi kažką tai. Turbūt ryškiausias pavyzdys tai irgi toks, kuris, galima sakyti, nefainas tam tikrą prasme, bet kai Rusija ruošiasi tam antram 22 metų, reiškia, įsiveržimui į Ukrainą, jinai sukėlė tą tokį pasaulinį dujų kainų augimą, ne, kuris ten prasidėjo 21 pabaigoje. Ir aišku, viskas vyko labai palaipsniui, niekas to nesitikėjo, niekas nėra ten ekstrasensai, kad žinoti, kas bus vėliau čia. Bet dabar irgi įdomi tokia situacija, kad dabar iš šiandienos perspektyvų yra labai lengva vertinti, ką galima arba negalima buvo daryti. Tuo metu buvo iš tikrųjų labai sunku, o mes kaip įmonė, ne, mes jau tuo metu, sakysim, judėjom tą tvarumo linkme, ne, ėjom į žalumą, atsisakinėjom, atsisakinėjom iškastinio kuro ir aš ten, jeigu neklystu, 22 metų ten sausio 1 dienom pasirašiau, reiškės, dokumentą, kuriuo mes atsisakom, reiškės, mazuto naudojimo kaip ir įmonė, ne, ten tokio leidimo atsisakom ir reiškės čia kaip įmonės žingsnis, kad mes keičiamės, ne, ir kada 22 vasario 24 Rusija įsiveržė į Ukrainą, mes tuo metu suvokiam ir irgi vėlgi visa kainų situacija, ne, ten rinkoje parodė, kad gali būti didelių iššūkių, labai žiauriai augs, reiškia, šilumos kainos, tai reiškia, kuro kainos, kas sąlygoja, reiškia, šilumos kainų augimą. Ir tada reikėjo galvoti, kaip spręsti ir vienintelė alternatyva, sakysim, mūsų versle, tai buvo būtent grįžti prie mazuto, ne, tai ką mes pasirinkom, vėlgi nuryja tą tokį nefainą jausmą, kad tik atrodo išjudėjom į tvarumą, dabar žingsnis atgal, ne, vėl mazutas, tiesa, pasirinkom mažasierį mazutą, kuris nėra, sakysim, toks, sakysim, taršus. Ir visą tą reikėjo padaryti ten kelių mėnesių bėgyje. Tai yra ten infrastruktūrą paruošti, sutartis pasirašyti, gauti rinkose to reiškia mažasierio mazuto. Ir iš tikrųjų, visa komanda sudirbo iš tikrųjų kaip laikrodis ir mes į 22 metų ten tą šildymo sezoną išėjom su, sakysim, normalia kaina, ko niekas nesitikėjo. Nes jau buvo daug ir politikų pagalandė peilį, jau labai norėjo ten, taip sakant, į nugarą jį suvaryti, bet visų didžiam netikėtumui spalio mėnesio, ten, kai išėjo sąskaitas, visi pamatė, kad nėra ten tokio labai didelio baisumo. Ir ką mes vėlgi ten Vilniečiam sutaupėm ten kažkur tai 30-40 milijonų eurų. Ir jų sąskaitos nepakilo 4 kartus, kas buvo prognozuojama. Ir čia yra tas toks tricky momentas, ne? Drąsa žengti atgal, vienaip ar kitaip gauti per galvą ir nebijoti to, bet pasirūpinti iš tikro savo klientų, kuris, pabandom įsivaizduoti, jeigu ten Vilnietis būtų
sąskaitą gavęs 4 kartus didesnė negu standartinė. Ne? Tai čia niekam nebūtų gerai ir aš čia turbūt irgi jau nebesėdėčiau arba kokiam kitam amplua, nežinau, gal bandelių pardavėjas, juokauju, bet tai čia turbūt yra apie tai ir reikėjo greitų, drąsių žingsnių ir laukiant, kad gausi per galvą. Ir paradoksas tas, kas ir yra mūsų valstybėje vyksta, bet turbūt ne tik tai mūsų, mes padėjom klientui, ne, kad jis nemokėtų, bet vis tiek gavau krūvą neigiamų ten straipsnių, koks aš negeras, ten naudojau mazutą, kaip čia taip, pasaulis link tvarumo eina, o jūs čia tą mažasėrį mazutą naudojat. Ir tu labai paprastai visuomeniai nepaaiškinsi ir tu neturi tokio balso, kaip pavyzdžiui turi politikas, ne, kuris išeina, už jo nugaros ten 10 tūkstančių rinkėjų ir jisai transliuoja, žiūrėkit, kokie ten nefaini vadovai, kokia nefaina įmonė, kaip jinai blogai darė. Ir niekam neįdomu, kad tu pasirūpinai savo klientų ir jisai nepermokė iš tikrųjų. Gerai, man tai labai įdomus momentas. Aš šitoje vietoje tavęs noriu paklausti, o tu kaip jautiesi tokiose situacijose? Nes tai dabar, kaip pasakoju, ir pats pasakė, ne, jau žiūrim dabar atgal ir galim labai protingi būti ir dabar irgi klausausi ir galvoju, wow, tikrai faina, kaip viskas atrodo sklandžiai sutvarkyta. Bet kaip tu jautiesi viduj, ne kaip vadovas, bet kaip žmogus, kai reikėjo, nežinau, ir pasakyti komandai, žiūrėkit, grįžtam atgal, dabar darysim taip, tada dar kažkokie srutų pilimai, kur irgi matyt, nenueina. Čia darbo dalis. Tai bet kaip tu jautiesi kaip žmogus, kaip tu save stiprini iš vidaus, nejaugi yra taip, kad visiškai Čia turbūt šitą atsakymą jo reikėtų individualizuoti iš tikrųjų, mes galim čia teoriškai labai fainai daug gražiai išnekėti. Tai aš apie tave klausiu. Jo, visokių fainų dalykų, bet aš visiems sakau, kad irgi tokį dalyką, kuris irgi gali būti fainai ir nefainai suprastas. Aš kaip Vilnietis ir užaugau tokiam baisiausiam Vilniaus rajone iš tikrųjų. Koks jis yra? Krasnaucha vadinasi. Ir tu galbūt ir žinai. Aš ne Vilnietė. Jo, bet tai visą laiką istoriškai buvo toks labai baisus rajonas. Ir kad tam rajone išgyventi, reikėjo visą laiką turėti tos tokios, drąsos užtaisą, ne, tokie, ir ten palauk niekados nebūdavo. Ir aš manau, kad turbūt kažkaip tai, tas užsigrūdinimas, ne, tas nebijojimas tam tikrą prasme eiti į ugnį, tai atėjo iš tikrųjų, iš tos pačios vaikystės, paauglystės, nes kažkiek tai tame formavausi. Ne? Ir gal dėl to man yra lengviau lyginant, nežinau, su kitu žmogum, kuris labai šiltoj, mieloj atmosferai užaugo ir jam gal tos tokios krizinės, stresinės situacijos dėl to gali būti sunkesnės. Tai aš manau, kad tai yra susiję ir kažkaip mano, jeigu tai visą gyvenimą pasižiūrėjus, tai ne vienas tas momentas ir mažasėrio mazuto istorija ne vienintelė buvo. Man teko dalyvauti ir SGD terminalo statyboje, toje komandoje, kuri įgyvendino iš tikro tą projektą, tai ten atlaikyti visokias Skardžiaus garsiasias komisijas ir taip toliau. Tai tokiam nuolatiniam strese kokius 1 metų gyveni, bet turi tokį, kaip čia, nežinau, kažkokį tai metalo plokštelę, nežinau kaip pavadinti, kuri tave visą laiką palaiko ir dėl ko tu jautiesi tam tikrą prasme ramus. Bet aš čia šitoje vietoje noriu truputį pakapstyti ir dėl savęs ir dėl klausytojų. Tai, sakai, gyvenu strese, bet yra kažkas, tai ta metalo plokštelė. Tai suprantu, kad viena vertus tai yra aplinka, kurioje augai, užgrūdino ir leidžia atstovėti tas sudėtingas situacijas. Bet kas dar yra? Gal dar darai kažką, gal kažkaip su mintim dirbi, kažką sau sakai, tokio praktinio patarimo man norisi iš
Tai tavęs patyrusio. praktinis patarimas iš tikrųjų tai yra santykis su komanda, su kuria tu esi, ne? Nes iš tikrųjų bet kokią situaciją, sakau, ar ta mūsų mažasėrio mazuto istorija, ar SGD terminalo statybos, ne, kurios finale po 10 metų pasirodė, kad labai didžiulę reikšmę turėjo Lietuvai, tai žmonės, kurie tame dalyvauja ir ant kiek jie yra užsidegę, iš vienos pusės ant kiek tave kažkas kažkada uždegė, kai, sakysim, SGD terminalą statėm, iš kitos pusės ant kiek man pavyko uždegti galbūt tą komandą, kuri tą mažasėrio mazuto keisą kaip ir išsprendė. Ir čia yra viskas iš tikro ant santykio su žmonėm, kai tu jauti, plokštelę jo iš praeities turi, tu jauti žmonės šalia, į kuriuos tu gali remtis, tada tau kažkaip tai yra viskas lengviau ir tu tokį stabilumą turi iš tikrųjų. Ir kai tu turi tą tokį įsižeminimą, stabilumą, tau žymiai lengviau yra sprendimus priiminėti, gyventi tam pačiam strese, nes tu jauti, kad šalia yra kažkas. Kai šneki apie žmonės šalia, tai įvardinai komandą, kuri irgi ir užsidegus, arba tave uždega įkvėpia, ne? Ar yra dar kažkas, kur tu, nežinau, eini kaip vadovas kažkokius tai vadovų ratus, ar dar kažkokias praktikas, ar kažką, kad save stiprintum iš vidaus ir turėtum tą paramą? Taip, iš tikrųjų turėjau patirčių ir su vadovų klubais, ir iš tikrųjų labai gerų patirčių. Tai faktas, kad tu eini ir kaip čia augini save tenai, kažką galbūt atsineši, bet nežinau, gal kažkaip arogantiškai nuskambės, bet taip nėra, bet noriu pasakyti, kad vis tiek labiausiai tu pats save susiformuoji. Nes tu iš tikro realiai gyvenime, jeigu kalbant apie vadovavimą, lyderystę, tai tu copy-paste nieko negali iš tikrųjų, nes nieko nesigaus. Tai turi būti tavo kažkaip sukurta, nežinau, pateikta ir iš tavęs turi išeiti. Jeigu tu tiesiog fainų, kaip minėjau, knygų paskaitysi ar fainose forumuose, ten kokiose konferencijose pasiklausysi įkvepiančių kalbų, ir ateisi ir galvosi, kad čia tipo, čia aš dabar kaip Simonas Sinekas pakalbėsiu, tai nebus taip. Tu turi savo duoti. Ir jeigu tu sugebi tą padaryti, tai tada pavyksta. O tau nebūna silpnumo akimirkų, kad tu negali taip pat kaip Simonas Sinekas ar dar kažkas? Aš negaliu kaip jis. Jo, faktas, aš negaliu kaip Simonas Sinekas, bet aš turbūt galiu kitaip. Ir aš tada kartais taip pagalvoju, bet jeigu Simoną Sineką pastatyti į miesto gijas, klausimas, ar jam pasisektų. Tai čia apie tai. Ir čia labai geras, man atrodo, momentas atskirti, kur aš esu stiprus ir kur kitas yra stiprus. Mano čia, nežinau, paskutinių kelių mėnesių tokia tema, kuri irgi labai ryškiai išjutau, nes aš esu linkusi, jam tai sekasi, jis tai sugeba, jis tai tą padarė ir aną padarė ir atrodo, kad aš dėl kažko esu prastesnė. Bet man kažkada atėjo toks suvokimas, kad palauk, jis čia geras, bet jis gal kažkur, kur aš esu gera, nėra geras. Arba jis čia tvarkosi ir šaunu, bet čia matytų, kaip ir tu sakai, nesusitvarkytų ir čia tik tai aš galiu, nes turiu tam tikras savybės ir tam tikrus gebėjimus. Čia geras požymis matyti kitose stiprybės, kartais prasukti per save, tada kažkokią sekundės dalį nusivertinti, kad tipo, aš taip negaliu, ar paisiuoju, kaip sklandžiai kalba, o aš tai neturiu tokių gebėjimų. Bet praėjus tom keliom sekundėm grįžti į save ir pagalvoti, kad bet aš užtat va čia kažką galiu, arba ten kažką galiu. Ir koncentruotis tai, ką galiu. Jo, ir ten judėti. Tai jau gerai. Gerai, grįžtu dabar prie savo užsirašytų klausimų. Ir apie vadovavimą jau kažkiek užsiminiai ir apie ankstesnės patirtis, tai kada tu supratai, kad tu esi vadovas?
Ar tu visą laiką toks Aš vis dar nesuprantu. Ne, nu rimtai, jeigu labai filosofiškai taip kalbėti, tai nu, vat irgi tie pavyzdžiai, kai tu ten save vertini, nusivertini kartais ir taip toliau, tai tu visą laiką eini dar į tą tokią tobulybę ir galvoji, kad nu, va, dar kažką reikia padaryti, dar kažką pasiekti, kad jau tada, va, jau skaityčiausi kaip labai geras vadovas. Tai aš kažkaip tai galvoju, kad aš vis dar tam kelyje esu. Ne? O jeigu kalbant taip, nu, nežinau, labai žemiškai paprastai, tai vėlgi, čia turbūt kažkiek tai genuose ten tokie dalykai, kad aš ten, pavyzdžiui, kažkada vaikystėj buvau mokyklos taryboj, ne? Ten buvau atsakingas už sportą ar kažką, tai neatsimenu, bet kažkas panašaus tokio, ne? Tai tu jau tuo metu kažkokią tai lyderystę rodėjai, gyvenimas bėgo, sukosi, buvo įdomus labai, atsirado proga irgi, aš buvau analitikas vienoje iš teisėsaugos institucijų ir kaip čia manim vienu momentu parodė tą pasitikėjimą, prisidėjau prie organizacijos struktūros keitimo, iš to irgi išsivystė, kad dar daugiau ten pasitikėjimo ir tapau ten padalinio vadovo, ne, nu, vat, ir taip, vat, ir išsisuko, ir išjudėjo. O dabar jeigu įvardinti reikėtų, ką konkrečiai padarei, arba koks konkretus buvai, kad tas pasitikėjimas atsirado? Tai turbūt vėlgi gal kartosius, bet drąsus ir greitas. Tai yra, nebijojau daryti pokyčių. Ir vėlgi mano gyvenime irgi toks buvo etapas, kai vat, man teko prisidėti prie tų pačių pokyčių buvusiai Klaipėdos naftoj, dabar KN Energy, ne? Tada vien dėl to, kad pamatė, kaip turbūt man sekasi tos pokyčius daryti, mane pakvietė į tos pačius dabartinius LTG buvusius Lietuvos geležinkelius padaryti, reiškias, pokyčius ir finale lygiai taip pat aš atsiradau miesto gijose, ne, į tos pokyčius ir buvo toks man momentas, toks didelis neramumas, kad aš bijojau, kad tai visą gyvenimą mane ir traktuos kaip krizinį vadovą, ne, arba pokyčių vadovą, kuris ten, taip sakant, nu, aš grubiai pasakysiu, kapoja, ne, ten kažką mažina ir taip toliau. Ir aš labiau norėjau būti tas, kuris kūrė. Tai kažkaip manau, kad su miesto gijom ir įvyko ta transformacija. Ir aš dabar bent jau biškį galiu atsikvėpti, kad jau nebetraktuoja manęs kaip vien tik tai tokia krizinio pokyčio vadovo. Kas galbūt yra gerai, nes aš pažįstu žmonių, kurie ten 15-20 metų yra tiesiog specializuojasi, ne, ant to. Ir tai yra normalu, jie gyvena gyvenimą, jie yra savo srities kaip ir ekspertai labai geri, ne, jie tam ir yra samdomi, ne, bet aš norėjau kurti turbūt daugiau. Tai va. O į miesto gijas tu ir atėjai kurti, ar atėjai pokytį kažkokį gyvenimą? Tai vat pradžiai atėjau pokytį daryti, bet darant tą pokytį man nu, pradėjo kirbėti, kad nu negi aš visą gyvenimą ir būsiu tas ir rinksiu tos karmos taškus ten, kaip čia, jo, jeigu čia pokytis yra labai platu, bet darant pokytį darai ir tokius dalykus, kaip atleidinėjai žmonės, ne, tai galvojau, ten tiek yra karmos blogųjų taškų prisirinkę, kad galvoju, reikia kažkaip tai daryti, kad ir kompensuoti juos, ne, kažkaip tai. Aš irgi kaip personalo vadovė esu prisirinkus šitų, kaip tu sakai, karmos taškų su atleidimu, bet aš su patirtim kažkaip pradėjau galvoti kitaip apie atleidimus, kad, na, tai yra šansas tiek organizacijai, tiek žmogui pradėti naują kelią. Jeigu su žmogum tenka atsisveikinti, tai matyt, kažkas jo laukia daugiau, geriau už šitos organizacijos ribų. Bet čia tau taip atrodo. Tai aš... Tiem žmonėm taip pačiai neatrodo. Aš suprantu tas pirmasis šokas, bet kiek yra tokių istorijų, kai atleido, išmetė, dar visokių negražių žodžių apie tą veiksmą išgirstam ir sako, bet ačiū Dievui, kad tai padarė, aš tada išdrįsau kažką sukurti naujo, išdrįsau kažkur neiti kitur ir panašiai. Tai man šitas labai dalykas padeda, aš
kažkaip galvoju, kad Aš tai beje yra turiu šansas. tokių istorijų, kur net sutikęs gatvėje žmonės, kuriuos man teko, pavyzdžiui, Lietuvos geležinkeliuose kažkada atleisti, jie sako, jie labai su pagarba, su tokiu prieina ir sako, sveiki, ten šitą atsimenat, aš ten kartais ne visą laiką atsimenu, nes labai daug žmonių tiesiog prabėgo per gyvenimą. Ir sako, žinot, jūs tada taip gražiai pakalbėjot, bet tiesa mane, sako, atleidot, bet sako, tai buvo lūžis mano gyvenime ir sako, labai beje geras lūžis. Ir sako, ir aš dėl to jums esu dėkingas, kad dėl to taip gražiai mane, sako, atleidot. Tai toks gyvenimiškas istorijos. Gražus pavyzdys, tik matyt svarbu yra kiekvienam šitam pokytį išlikti pagarbiu. Žmogum. Žmogum. Gerai, tai grįžkim prie transformacijos miesto gijose. Atėjai daryti pokyčio ir tu, sakai, pradėjai galvoti, kad nebenori ir ką, ir tiesiog natūraliai prisišūkiai, kad gali čia kurti, ar kažkas dar buvo, kur reikėjo tam tikrus veiksmus padaryti. Faktas, tai reikėjo taip labai sklandžiai pereiti, ne? Vienas dalykas padarius vėlgi tą pokytį, tu gali ten užsidėti ten pliusą vėlgi tam tikrą savo karjeroje, ne? Ir būti ramus, bet iš kitos pusės galvoja, kodėlgi nepadaryti kažko ir to labiau, kad pavyko, taip sakant, pradėti komplektuoti tikrai labai fainą komandą, labai labai stiprią ir tada tu tuo daugiau pasitikėjimo įgavai, kai iš tikrųjų daug labai stiprių žmonių prisitraukė, pavyko pritraukti ir tu supratai, kad yra šansas kažką padaryti daugiau. Padaryti labai stiprią miesto įmonę, kurie būtų tam tikrą prasme galbūt ir flagmanas, ne, ir vestų visą miestą į priekį. Tai toks didelis noras labai buvo. Aišku, labai daug kas prisidėjo ir iš miesto, nes atėjo ir pasitikėjimas iš akcininko, ne, ir aš tą ir dabar labai vertinu ir sekasi toliau važiuoti, kurti, kažką naujo daryti. Tu labai dažnai įvardini komandą, kuri arba įkvėpia, arba tu įkvėpi, gauni pasitikėjimą. Ir kiek tu kaip vadovas jautiesi vienišas? Čia yra tokia frazė, kad vadovas yra vienišas. Vienišas esi ir apie ką tas vienišumas, jeigu taip? Šiaip turbūt žiauriai, bet taip. Ir aš manau, kad didžioji dalis turbūt vadovų vienišų. Arba jie tada ne iki galo vadovai, taip nesijaučia. Nes tai tiesiog neišvengiama būsena. Tu esi toj pozicijoje, toj vietoj, kur tu pakankamai dažnai negali visko iki galo pasakyti. Nors labai ten, pavyzdžiui, žmonėmis pasitikė, bet čia yra atskira tema, ten pasitikėjimas ir taip toliau. Tavo kaip vadovo, kuris įgyvendina ten įmonės tikslus, kurios ten tau nuleidžia, sakysim, valdyba, akcininkas ten per lūkesčių laišką išdėsto, ne? Tai tau vis tiek tenka ir su valdyba, ir su akcininku pabendrauti, su savo komanda bendrauti, ne? Ir atsiranda tikrai tų vietų, kur kartais tu negali visko iki galo sakyti. Čia vienas turbūt yra toks svarbus elementas, bet tas čia ne apie slėpimą, o tiesiog apie komunikaciją, nes taip yra. Tai čia neišvengiami dalykai. Tada kitas toks momentas, kad vis tiek sprendimus priiminėjai tu. Ten nesvarbu, ar verslo, ar žmonių atžvilgiu. Ir vėlgi tas elementas, kad, turbūt tikrai labai ten, sakysim, pasitikiu komandą ir taip toliau. Ir jie daug pasiūlymų atneša, bet vis tiek ateina tas momentas, ta tokia plonytė linija, kai visi taip atsistoja ir laukia, nes tu turi priimti tą sprendimą. Ir jie, ne visą laiką yra tai viskas labai paprasta, vienareikšmiškai labai lengva, ne? Kartais reikia kažkur drąsos, ne, tokios kažkokios tai mažos pamatuotos rizikos, bet visą laiką viskas ant tavęs yra, kaip čia pakabinta tam tikrą prasme. Ir tam buvėje ir vėlgi netgi
vat kalbėjom apie patirtis kaip vadovo, ne, tu kartais irgi save panalizuoji, ten darau, nedarau kažkokias klaidas, ne, nu visi mes darom klaidas, nes jeigu nedarytumėm, tai tada kažkas, arba galvotumėm, kad nedarom, tai tada kažkas negerai su mumis būtų. Ir šitoj vietoj tada irgi kartais, nu, pas komandą nenaisi pasiklausti, ne. Tam tikrą prasme kartais gali su valdyba pasitarti kažką tai, ne, pasikalbėti, bet vėlgi laiko prasme, nu, reakcijos laikas labai ilgas, ne, tai tau kartais reikia tiesiog su kažko pasikalbėti. Ir tada vat yra tas, vat kartais galbūt šitoje vietoje ir pagelbėja tie vadovų klubai, kur tu gali ateiti ir kažką ten, kažkokią savo situaciją pasipasakoti. Bet vėlgi laiko gepas vis tiek, jis vienoks ar kitoks yra. Ir vat tuo momentu, vat tu ir jautiesi toks, vienas sėdžiu, ten namuose žiūri, kartais į baltą sieną ir vieną tašką ir mastai. Taip yra. Ir visą laiką tai bus, man atrodo, čia nepabėgs nuo to. Ką tu darai? Tik tai žiūri baltą sieną ar tiesiog, vat, man labai įdomu apie tavo kaip vadovo, nežinau, kažkokius tai ritualus ar labai aš čia taip spiritual šneku, bet vis tiek mes kažkokius tai dalykus darom, kad save stiprintumėm ir kad išbūtumėm tame vienišume, nes, nu, man asmeniškai aš irgi patiriu tą jausmą, nu, tai yra velniškai sunku. Tai reikia turėti šunį ir eiti mišką. Aha, jau praktinis patarimas, ritualas. Ne, jau praktinis ritualas. Šiaip yra gerai pabūti iš tikro su savim, tai aš ten kokioj ten sodybai, pavyzdžiui, kažką paveikė, ne, pavyzdžiui, nors ir yra, pavyzdžiui, robotukas, kuris ten pjauna žolę, bet aš vis tiek atsisėdu ant traktoriuko, pasivažinėju su juo, nes jis tau išburzgė, taip šiek tiek smegenis ir tu, pavyzdžiui, važiuodamas, nes tau nieks netrukdo, nes jisai burzgė, ta prasme, ne, tu gali su savim pabūti to momentu ir kažką pramastyti, kažkokias situacijas, pats save, sakysim, paanalizuoti. Tai vat kažkaip tai, nežinau, reikia daugiau, kaip čia savo turbūt, to laiko duoti ten, galbūt ir nepulti labai kažkur nusiplakti, arba iš kitos pusės, nežinau, kai kurie turbūt irgi daro tas klaidas, eina ten labai jau, kaip čia, prie laus bokalą į kairę į dešinę pasakojasi. Tai irgi turbūt nepadeda. Turbūt labiau su savim reikia padirbti. Tai žodžiu, kai esi vienišas, reikia pabūti vienam. Čia su savim, aš nesakau, kad vienam, sakau, reikia išnaudoti tos ten variantus, kaip minėjau, ten ar su vadovų klubais, tai, kas realiai tau padėtų. Jeigu tau nėra kur įsikalbėti, tai aišku, tu gali nueiti draugui pasipasakot, bet, žinot, kartais draugas ten paklapsės akim, nes jisai nežino tos giliai situacijos. Tu jam paviršium nupieši kažką tai, bet tai jis palinkčias tau. Nusakys, laikykis, viskas gerai, aš tavim. Arba kitas dalykas dar gali duoti patarimą, bet duos patarimą irgi iš savo supratimo, su didžiausia greičiausiai meilė, su noru padėti, taip. Bet tai vis tiek bus jo batai. O kaip tu, Gerimantai, padedi savo vadovam? Nes, na, kiekvienas vadovas tam tikra prasme yra vienišas ir jis su šitais jausmais susiduria, su iššūkiais susiduria, ir tu kaip vadovas vadovui savo turi kažkokių tai, žinau, Aš turbūt rodau didelį pasitikėjimą. Aš atiduodu tą tokį pasitikėjimo mandatą. Aišku, čia irgi yra tokia įdomybė, paradoksas, bet čia vėlgi yra labai didelis skirtumas. Vadovas ir tavo C-levelio vadovai, nes kaip aš jau minėjau, vis tiek dėl kokių sprendimų priėmimų jie labai dažnai žiūri į tavo akis, ne, ir laukia tavo atsakymo. Tai jiems kažkokia dalelytė šitoj vietoje yra kaip ir palengvinta, ne, bet kalbant apie, sakysim, jų sritis ten kuruojamas, tai aš manau, kad tikrai labai svarbus dalykas yra tokį atiduoti labai aišku pasitikėjimo mandatą ir kad žmonės patys jaustųsi temos šeimininkai, nors vėlgi, ką norėjau sakyti,
čia toks paradoksas yra. Labai daug žmonių nori visą laiką turėti tą tokį mandatą, bet paradoksas, kad atėjus minutė X, jie vis tiek ateina pas tave paklausę, tai kaip darom. Ir čia toks yra linksmybės, bent jau pas mane prasideda, aš vis laiką visiems sakau, bet žiūrėk, taigi tu sprendi. Ir bet aš vis tiek noriu paklausti, kaip darom. Ir užauginti žmonės iki to lygmens, kai jie nebeklaus, kaip darom, tai čia yra, aš manau, ir tam tikras ir lyderystės elementas. Bet galiu pasakyti, kad užauginti reikia labai labai daug laiko ir labai daug pastangų. Nes čia nėra taip paprasta. Visiems atrodo paprasta, kad atiduosiu vėliavą ir visi tą vėliavą neš. Neneša žmonės tos vėliavas. Reikia jiem labai daug su jais padirbti, kad jie pradėtų nešti. O kaip dirbti? Tai vienas, kaip tu sakai, gražinti vis tiek klausimą atgal, neprisimti atsakomybės, sutikti pasitikėjimą. Galbūt pasitikėjimą būti kažkiek tai šalia, sakysim, vėlgi, turi būti santykis irgi ir čia tokios detalės, bet geras vaibas, geras tas toks mūdas, tokia nuotaika gera turi būti. Tu turi maksimaliai ten viduje komandos įtampas nuimti, nors visko būna, ne? Kartais ateina tokie žmonės, kurie, pavyzdžiui, negali be įtampos gyventi, ne? Jiems reikia, kad įtampa kažkur tvirotų. Ir tu turi viską labai sureguliuoti, sustiguoti, sinchronizuoti visus vadovus. Didelis, sunkus, kartais pasakysiu, ir nuobodus darbas, bet be jo organizacijai tada labai sunku. Nes organizacija gali judėti prie sakysim, ten tokių, kaip čia, įtemptų santykių, ne? Gali būti, žmonės išlaiko. Žinau organizacijų, kur ten yra vadovai dideli autokratai, ne? Ir labai sunkus, bet rezultatus rodo tos bendrovės ir viskas. Tai čia Ir yra žmonių, kuriems tinka ten dirbti. Jo, ir jiems gerai. Ir tu kartais paklausi, sakai, tai kodėl tu dirbi pas tą žmogų, kur visa Lietuva žino, kad ten neįmanoma dirbti. Ir atsakymas toks, dažniausiai tai būna paprastas, bet sako, jisai dvigubai moka. Okei. Ir tada tu taip priėmi, pats nesupranti, bet priėmi, ne, kad reiškia, tam žmogui galbūt reikia. Šitame etape yra tai svarbu. Jo, tai svarbu. Okay. O iš ko tu pats mokysi? Kokie tavo vadovai, nekonkrečiai pavardė, bet kokie buvo, ką iš jų išmokai ir kaip pats augai jų pagalba, kas labiausiai įsiminė, gal užsifiksavo? Tai taip, jeigu taip bėgant taip, per gyvenimą dabar galvoju, tai buvo tikrai tokių nerealių vizionierių, kurie man turbūt kažkokie elementai įdėjo, ne, į mane, ne, ir aš turbūt tai turiu, buvo tų, kurie labai gražiai kūrė santykius su žmonėmis, ir tai irgi kažkoks tai elementas, kuris įsėdo ir sudaro dabar tą mano visumą. Buvo tų, kurie, kaip aš sakau, mokė galbūt kažkiek tai ir kantrybės, tokios iš nežinau kaip tiksliai pasakyti, būti išlaikytų tokio, ne? Ir, o kiti dalykai ten, kaip aš sakau, drąsa, tai atėjo iš kiemo. Juokingai skamba, bet vis tiek yra dalis tiesos. Ja, natūraliai mūsų aplinka ir tai, kur užaugam, įformuoja mus. Taip. Truputį pasikalbėjom apie praeitį, klausimas buvo apie tai, kokie vadovai mokė, ir dar kartą noriu sugrįžti nuo to, koks buvai ir koks dabar esi. Jeigu taip atsisuktum atgal prieš 10 metų, 20 metų, ką pasakytum savo iš dabartinio sąmoningumo ir sukauptos patirties perspektyvos?
Labai noriu pajuokauti. Davai. Kai buvau ataušėlis, taip ir likau ataušėlis. Šitoj vietoj kaip ir nepasigeičiau. Tas ataušėlis tai toks, aš labiau tapatinu tam tikrą prasme su ta galbūt drąsos tų elementų ir tokiu užtikrintų ėjimu į priekį. Tai ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir vėlgi galbūt šiek tiek kalbant, mes šiandien nedaug tą savoką vartojam, kalbant apie lyderystę, tai vėlgi yra kažkoks tai tas genas manyje, kuris prieš 20 metų, kai buvo, taip ir dabar yra, tik tai aš dabar labiau suprantu ir jaučiu to geno prasme. Ir vėlgi šitoje vietoje reikia pagrįžti prie Lietuvos aktualijų ir netgi turbūt viso pasaulio aktualijų, kad ką mes matom, kad šiaip labai trūksta lyderių. Ir mes realiai, netgi kalbant apie ten kokius rinkimus, ne, ten tiek vėlgi Lietuvoje, tiek visam pasaulyje kažkaip turim tokį didelį tuščią vietą, kurios kažkaip tai niekam nesiseka užpildyti. Ne? Ir mes netgi dabar, angliškus terminus vartoju, straglina mane, kai galvojam, kas bus ten, nežinau, ateities prezidentas. Mes neturim žmonių į ministrus, ne? Mes iškeliam ir lygiai tas pats, jeigu tai įmonių lygmenį, ne, tam tikrose sektoriuose irgi jaučiasi tam tikras toks badas arba sukasi labai tie patys žmonės, kurie yra turbūt labai faini, labai geri, bet vis tiek kartais norisi tokio proveržio, ne, kažko daugiau. Ir mes turim šito vietai tokį, sakau, gepą didelį ir reikia čia klausimą kelt, taip giliau, ne, kas yra, kodėl mes esam tokioje situacijoje, kodėl mes tokie, nežinau, labai prisitaikėliai patapom visi, ne, ir norim labai tyliai ramiai plaukti, bet negalvojam apie kažkokius tai ten, nežinau, stiprius proveržius, aukštesnius siekius, didesnius norus, ne, mes labai prisitaikėliai patapom. Tai norisi, kodėl tą pasakoju, todėl, kad kažkaip jaučiu, kad ir vėlgi kalbant ir per įmonės perspektyvą, ten kalbant apie, pavyzdžiui, ten naujus kažkokius projektus, naujas temas, norisi visą laiką judėti priekį ir kartais pajunti, kad vos ne vienas nori to dalyko. Norėtųsi, kad daugiau būtų to tokio užsidegimo ir judėjimo į priekį. Ir čia mano palinkėjimas visai valstybei, nes kažkur užstrigę esam labai. Man taip kartais tokia mintis ateina, gal mes tiesiog labai gerai gyvenam ir yra baisu prarasti. Nes ta lyderystė, aš žiūriu ir į savo kelionę, tai man atrodo, kad alkaniausia ir ryškiausia būnu tada, kai kažko trūksta, kažko norisi daugiau ir tai, ką turiu, yra nepakankama. Ir tada, atrodo, labai daug neturiu, nėra ką prarasti, varau. Bet jeigu yra tam tikras lygis, tam tikra, nežinau, saugumas kažkoksai, tai yra rizika prarasti, jeigu labai pasidraskys ir nepasiseks. Bet jeigu tu neišjudėsi, tu dar daugiau prarasi. Ir čia gyvenant toje aplinkoje, kur mes gyvenam, įvertinus tuos, kaip čia, šlikščius mūsų kaimynus, tai čia ir yra tas dalykas, kad pas mus nėra opcijos atsipalaiduoti, o mes užsimirštam labai. Man atrodo, kad mes labai čia faini, viskas čia gerai, bet tik daugiau bus to atsipalaidavimo ir mes visą tą prarasim, ką
ką darėm. Tai man toks, nežinau, key momentas yra ypatingai ir dabar, kad, negalim sauliaisti atsipalaiduoti. Nes nubildėsim atgal ir po to patys save keiksim labai dėl to, kad mes buvom taip savim patenkinti, dėl to, kad tiek daug visko pasiekėm per tuos 35 metus, o mes iš tikrųjų labai daug pasiekėm kaip valstybė ir šiaip kaip žmonės, bet nukristi galima labai greitai. Tai dėl to man ir yra tas noras nesustoti judėti priekį. Kaip ten tie pasakymai, ten, kad sunkus laikai gimdo stiprius žmonės, stiprus žmonės, po to prasisuka visas tas ratas, pagimdo gerus laikus, geri laikai pagimdo silpnus žmonės, taip ir sukamės. Tai gal čia ir sukamės? Tai faktas, bet aš jau, kai žinai tą spiralės visą sukimasi, tai tiesiog norisi to tokio mažo apsidraudimo ir neleisti tam momentui labai susikurti, kai tie silpni žmonės po to pagimdys sunkius laikus. Tai dabar yra tas momentas, kai reikia neprasileisti. Bet kaip suprantu, pas tave negresia tas, kad tu apsnūstum ir tau kažko būtų gana ir tos lyderystės nenaudotum geriem tikslam. Pas mane gal asmeniškai negresia, bet aš vis tiek gyvenu aplinkoje su kitais ir jauti, kad tai gali atsitikti dėl to. O ką tu tada darai savo komandai? Tarkim, artimiausio aplinkoje, komandoje, vadovų, organizacijoje, kaip skatini ir kaip puoselėjai tą? Rodai savo pavyzdžių, kad reikia tiesiog nesustoti, judėti į priekį. Žinau, kad visiems sunku, dabar irgi man kartais ten sako, tai reikia pasidžiaugti ir pasiektais dalykais, tai faktas, ir pasidžiaugi tais pasiektais dalykais, įvertinti to žmonės, kurie pasiekė, bet neleidė atsipalaiduoti ir sakai, žiūrėkit, yra dar daug įdomių temų, kuriuos galim judėti ir žinau, kad esat pavargę. Tai paieškom būdų, taip sakant, kurioje vietoje jūs galėsit pailsėti, bet vis tiek nesustojam ir judam į priekį. Faina. Ir pabaigai, blitz klausimas dar vienas, kurio buvau neuždavusi. Bet toks blitz. Kokią supergalią norėtum turėti? Čia iš mano dukters arsenalo. Ta, ką šiek tiek užsiminiau šiandien. Norėčiau turėti tokią supergalę, kur Lietuvą galėčiau apsaugoti nuo rytinių kaimynų. Pradžiai kokiam 100 metų. Labai prasmingas noras ir toks nesavanaudiškas labai. Iš dalies ir savanaudiškas. Tai taip, bet vis tiek labai platus. Super. Tai linkiu tau tos supergalios. Neįsitempiant. Ir labai noriu padėkoti už pokalbį. Buvo tikrai labai įdomu ir man kažkaip atrodo, kad pavyko ir padžiazuoti, ir pajuokauti, ir apie gilius, prasmingus dalykus pašnekėti. Tikiu, kad ir mūsų klausytojams pokalbis buvo įdomus ir įkvepiantis. Man tai tikrai. Ačiū labai, kad pakvietei. Ir pabaigai noriu padovanoti savo knygą Personalo vadovo kelias su lengvumu. Kas skaito šitą knygą, sako, kad jinai tikrai ne tik personalo vadovam, bet puikiai tinka ir vadovam. Tai tikiu arba tau, arba tavo kolegom galėtų būti įkvėpimas. Tai ačiū labai ir... Ačiū labai. Girdėjau tikrai, kad labai vertinga ir gera knyga, tai papuoš mano biblioteką. Ačiū. Dėkui. Dėkui visiems, kad klausėt, kad žiūrėjot ir iki kito karto.